Seniausiai Žiežmarių vietovės paminėjimai aptinkami kryžiuočių kelių per Lietuvą prašymuose. Netoli gyvenvietės 1348 m. žiemą įvyko žymusis Strėvos mūšis. Kryžiuočių riteriai 9 dienas plėšė lietuvių teritoriją, nužudė daug gyventojų. Vasario 2 dieną jie pasiekė Strėvos upę, kur juos pasivijo Algirdo ir Kęstučio vadovaujama kariuomenė. Lietuviai atsidūrė nepatogioje padėtyje, pelkėtoje vietoje, kur iš vienos pusės buvo upė, o iš kitos priešai. Tai pastebėję kryžiuočiai staiga puolė ir lietuviai buvo priversti trauktis per lūžtantį upelio ledą. Kryžiuočio kronikose rašoma, kad žuvo tūkstančiai lietuvių, daugelis paskendo. Mūšyje krito ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnus, Algirdo ir Kęstučio brolis Narimantas. Jo vardu Žiežmarėse pavadinta gatvė. Gaila, iki šiol nėra žinoma, kurioje tiksliai vietoje įvyko Strėvos mūšis. Žymiausios kautynės dabartinio Kaišiadorių rajono teritorijoje. Senuosius laikus primena ne tik kronikų aprašymai, bet ir išlikę archeologijos paminklai. Dainiuose yra pagonybės laikus menantis Alkakalnis, dar vadinamas Ragankalniu. Buividonyse, Pridotkose, Mūro Strėvininkuose tebestūkso sunykusių pilių liekanos piliakalniai. Mūro Strėvininkų piliakalnis stovi prie Strėvos upės. Strėvininkai buvo svarbiausias gynybinis punktas visose Žiežmarių apylinkėse. Ant vienos iš kalvų buvo įrengta medinė pilaitė, o gretimame kalvotame išpušulyje buvo įsikūrusi gyvenvietė. Buvęs šios vietovės kraštovaizdis labai pakito, kai buvo įrengta hidroelektrinė. Tarp piliakalnių ir buvusios gyvenvietės atsirado užtvanka, betoninis vandens latakas ir didžiulis tvenkinys. Tvenkinio ir piliakalnio kaiminystėje įsikūrė Kauno technikos universiteto poilsio namai. Žiežmarių apylinkės garsėja žymiais dvarais. Pačių Žiežmarių dvaras priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir minimas jau nuo 15 amžiaus pradžios. Žiežmarių seniūnais, tai yra valdytojais, buvo žymus didikai. Pavyzdžiui, 15 amžiaus pabaigoje Bogdanas Sapiega, 17 amžiaus pirmoje pusėje Kristupas Radvila. Šis laikotarpis buvo ir didžiausias Žiežmarių miestelio klestėjimo periodas. XVIII amžiaus dokumentuose minima, kad dvaras įsikūręs prie Strėvininkų vieškelio, o tarp dvaro ir miestelio buvo užtvanka ir malūnas. Jau prieš 2 šimtmečių dvaro rūmai buvo mūriniai. 1841 metais dvarą įsigijo grafas Tiškevičius, Raudondvario dvaro savininkas. Jis ėmėsi žymių pertvarkymo. Pirmiausia, pačiame Žiežmarių miestelio centre pastatė karčiamą su nakvynės namais, vėliau bravorą ir 4 girnų malūną. Senuosius rūmus nugriovė ir pastatė naujus. Šie ir dabar tebestovi prieš mūsų akis. Juos projektavo žymus italų kilmės architektas Laurynas Cezaris Anichinis. Į Lietuvą jis pateko Napoleono žygio metu. Rūmų architektūroje atsispindi romantizmo idėjos. Pastate jungiasi klasicizmo ir gotikos stilių elementai. Fasade išsiskiria portikas, prieangis su 4 kolonomis. Tarp langų išsidėstę piliastrai, o langus juosia gotiški smailiarkie fadai. XX amžiaus pradžioje Žiežmarių dvarą įsigijo naujasis Kaišiadorių dvaro savininkas Justinas Strumila. Antanas Smetonos valdymo laikotarpiu čia įkurta Žiemos žemės ūkio mokykla,
Pokario laikotarpiu iš dvaro sodybos beliko menki likučiai. Nors dvaro rūmas pamažu pradedamas tvarkyti ir galbūt sugrąžins vietoviai dalį buvusio didingumo. Bačkonis šiuo laiku visoje Lietuvoje garsus tuo, kad čia prie automagistralės Vilnius-Kauno stovi restoranas. XIX amžiaus pradžioje čia bestovėjo nedidelis dvarelis, kuris priklausė Vincentui Matusevičiui, žymiam 1830–31 metų sukilimo dalyviui. Už tai carinė valdžia konfiskavo 1/8 jo dvaro žemę. Kartu atimtas ir Bačkonių dvarui priklausęs Pulbėčkų kaimas, lietuviškai sakytume Pusbačkių. XIX amžiaus pabaigoje likusią Bačkonių dvaro dalį Matusevičiai už 16 000 rublių pardavė kapitonui Juozui Bazarevskiui. Bazarevskiai buvo totorių kilmės dvarininkai. Tai liudija ir parke išlikęs antkapis su islamo religijos simboliais. Iki šiol Bačkonis garsus tuo, kad čia išliko ir didelis bei vertingas parkas, užimantis apie 15 hektarų ploto. Jame auga retų rūšių medžiai, japoniniai ir europiniai maumedžiai, vakarinės tujos, apvalusis klevas. Parku gali grožėtis čia sustojantis pakelės restorano lankytojai. Žiežmarių gyvenvietė žinoma jau nuo XIV amžiaus. Įkūrėsi svarbių kelių sankryžoje. Vienas svarbiausių kelių visoje Lietuvoje vedė nuo Kauno link Trakų ir Vilniaus, o Žiežmariuose įkirto kelias, ėjęs nuo Merkinės link Kernavės. XIV amžiaus gyvenvietės bruožus tebeprimena išlikusi susiaurinta gotikinė gatvių sankryža, esanti miestelio centre. Pradžioje centre esanti Turgaus aikštė buvo trikampė, po žemės reformos, vykusios XVI amžiuje, aikštė pertvarkyta į keturkampę. Miestelis buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų nuosavybė, o valdė paskirti vietininkai. Šalia miestelio buvo ir valdovo dvaras, apie kurį pasakota anksčiau. Manoma, kad jau XVI amžiaus pradžioje kunigaikštienės Elenos rūpesčių Žiežmariai gavo Magdeburginės savivaldos teises, nors tai patvirtinančių dokumentų nežinoma. 1792 metais, žlungant Lietuvos didžiajai kunigaikštystei, iš Varšuvos parsivežta valdovo suteikta savivaldos privilegija ir herbas, kuriame vaizduojamas Šventas Stanislovas. Žiežmariečiai dar ilgai prisiminė tą progą įvykusį pokylį, kurio metu kilo peštynės tarp miestelėnų ir bajorų. Susidūrime Strėvininkų dvaro ekonomas nukando nosį miestelio burmistrui. Ir nuo tada naktiniai sargai užuot šaukę, atsargiai su ugnimi perspėdavo, atsargiai su nosimi. Gal ir tai padėjo, nes nosų daugiau niekam nebenukasdavo, o štai nuo ugnies apsiginti ne visuomet pavykdavo. Pavyzdžiui, vien tik 1580 metais per 2 gaisrus sudegė apie pusę miestelio pastatų.
Kita didžioji nelaimė būdavo maro epidemijos. Iš ko žiežmariečiai pragyvendavo? Pavyzdžiui, 1600 metais čia gyveno 106 miestiečių šeimos, o miestelėje buvo 37 midaus ir alaus karčiamos, 11 mėsininkų, 3 dailidės, 2 batsiuviai ir po 1 siuvėją ir katilių. Čia gyveno ir turgaus rinkliavą rinkęs muitininkas. Be to, buvo ir kepėjų, kepusių duoną pardavimui, druskininkas prekiavęs druska,